Sveiki. Tęsime toliau nutriciologijos ABCD ir esame jau B raidėje. B raidė angliškai building reikštų statybą išvertus iš anglų kalbos. Bet žinoma, mes nesakome statome ląsteles, mes jas maitiname. Žinome, kad ląstelė išties negali gyventi be deguonies, jinai negali gyventi be vandens ir taip pat negali gyventi be maistinių medžiagų. Ir trumpai jau apibūdinau, kad pagrindiniai makroelementai, kuriuos mes turime gauti tikrai kasdien, kad ląstelė gyvuotų, tai yra baltymai, angliavandeniai ir riebalai. Ir žinoma mikronutrientai arba mikromedžiagos, tai yra vitaminai ir mineralai bei atskira grupė, galbūt net išskirčiau skaidulos. Tai tiesiog tęsime šitą temą ir kalbėsime apie kurą, tai yra apie mūsų ląstelių kurą, energiją ir ji pasiema energiją tiek iš riebalų, tiek iš angliavandenių. Bet šiandien kalbėsime apie greitąjį tą kurą, angliavandenius, kurie iš tiesų yra skirstomi į paprastus ir sudėtinius arba geruosius ir bloguosius, čia labiau liaudiškai galbūt žinoma. Bet iš ties galima pateikti tokių pavyzdžių, kad sudėtiniai angliavandeniai tai yra neskaldytos sveiko grūdo, pilno grūdo kruopos. Tai yra duona, kuri yra iš pilno grūdo. Taip pat dar geriau, jeigu pridėta yra dar ir skaidulinių medžiagų. Taip pat visos daržovės, kurios be abejo turi, tikrai yra sudėtinio tokio angliavandenio dalis ir irgi turi labai daug skaidulų. Iš dalies vaisiai daugiau eina fruktozė, tai yra jų pagrindinis angliavandenių šaltinis, bet labai gerai, kai vaisiai turi irgi skaidulų, priešingų atveju mums būtų juos valgyti kenksminga netgi. Tai iš tiesų, kalbant apie angliavandenius, reikėtų žinoti, kad jų virškinimas prasideda burnoje. Ką reiškia iš vis angliavandenių virškinimas? Tai, ką suvalgom, turi susiskaidyti į smulkias dalelytės, kad galėtų kraujas jas įsiurbti. Tai angliavandeniai virsta gliukozė. Gliukozė vaisių vadinama fruktozė, bet iš principo gliukozė, jinai turbūt visi žinote, kai matuojat kraują, tai yra mes matuojam gliukozės kiekį. Ir iš tikrųjų tie sudėtiniai angliavandeniai yra mums geri tuo, kad neužkelia taip greitai tos gliukozės, tai yra labai lėtai skylanti, tai taip pat sudėtiniai angliavandeniai arba tie gerieji angliavandeniai, jie labai naudingi mūsų virškinimo sistemai, tai yra pasimaitina jais ir mūsų gerosios bakterijos, tai yra mūsų mikrobiota visa, kuri sudėta iš blogų ir gerųjų, bet gerosios labai gerai maitinasi skaidulomis, žinoma, tai sudėtiniais angliavandeniais. Paprastieji angliavandeniai, jie neša daugiau uždegiminį procesą mūsų kūne, labai išvargina kasą, dėl to būna, kad svoris pradeda augti, metaboliniai sindromai atsiranda, pilvinis nutukimas. Taip pat, jeigu matuosite kraują, pamatysite, kad gali būti nevalgius, jis šoktelėjęs tikrai daugiau negu normos. Tai reiškia nebūtinai liga jau, bet būna insulino rezistencija. Tai yra išvargintos kasos, galim sakyti, sindromas. Ir ląstelės jau nebeįsileidžia, tos gliukozės jom pakanka ir jos virsta į riebalus, tai yra sukaupta kaip riebalai, jie saugomi yra kepenyse. Bet ką daryti, jeigu kepenys jau pilnos yra gliukozės ir raumenys nebenori jos ir ląstelės, tai išties kaupiasi sukaupta gliukozė riebalų pavidalu, jį keliauja limfiniu keliu ir žinoma mes matom tokias išraiškas kaip pavyzdžiui nemalonus celiulitas. Tai yra neišskaidyti riebalai, bet jie dažniausiai būna sukaupti perteklinės tos gliukozės. Tai iš tiesų tie paprasti angliavandeniai arba blogieji angliavandeniai, kurie, kaip minėjau, kelia uždegimus, jie turėtų būti mūsų mitybos viršūnė arba retai valgomi, arba tiesiog labai nedidelis kiekis, jeigu jų norisi kasdien. Tai yra visi kepiniai, kuriuose dedamas cukrus, vaisvandeniai. Taip pat išskirčiau netgi ir alkoholį, nes daug cukraus turi. Taip pat, aišku, visi saldumynai. Tai išties, jeigu ten nėra, sakykime, saldiklių tie, kurie leistini yra netgi
diabetu cukriniu sergantiem žmonėm arba stevijos, visi būtent užkelia mums greitąją tą gliukozę kraujyje. Ir tai mums nesidaro gerai. Tai va dėl to aš rekomenduočiau, jeigu valgote, sakykime, kruopas, taip pat rinkitės neskaldyto grūdo. Na, kaip pavyzdys, dažnu atveju avižas mėgstantys žmonės perka herkulesą. Tai ne herkulesą pirkite, geriau rinkitės neskaldytas sveikas kruopas ir virkite jas ilgiau ir jos virškinsis ilgiau, skaidysis į tą gliukozę, tuo pačiu pamaitinsit gerąją mikroflorą. Tai yra mūsų gerasias bakterijas, na ir žinoma, nesukelsit organizmui uždegimų. Tai šiaip iš tikrųjų žarnynas susijęs netgi su oda ir jeigu jūs norite turėti gražią odą, tai reikėtų vėlgi rinktis sudėtinius angliavandenius. Ir kaip minėjau, tai yra greitasis kuras. O palyginsiu su mašina, tai mes kada įsėdame automobilį, tai yra paduodamas kuras benzinas. Tai čia taip pat irgi angliavandeniai yra tas greitasis kuras, kuris mus užveda. Ir iš tikrųjų, net jeigu jūs sportuojate, reikėtų raumenį būtent gerųjų angliavandenių, nes jų atstatymui ir turėti energijos būtent reikia ne tik baltymų, bet ir tų gerųjų angliavandenių. To tikrai nepamirškite, bet greičiausiai jau sportuojantys žmonės šitai žino. Ką daryti, jeigu pritrūkstat mityboje? Tai yra, na, pavyzdžiui, reikėtų tai pasimatuoti, kad su vienu kartu, pavyzdžiui, gautumėt, na, tikrai gerą porciją daržovių, tai maždaug yra 2 saujų, tokių didelių 2 saujų porcija, tai yra 250 gramų maždaug, jeigu kruopos tai yra sauja 100 gramų, galite pasimatuoti. Na ir su kiekvienu valgiu būtina valgyti daržovių. Kodėl? Todėl, kad ir baltymam geriau pasisavinti, ir taip pat žarnynui geriau veikti, ir taip pat, na, neužkelti tos vadinamosios gliukozės, tai yra mažinti irgi uždegiminius procesus. O jeigu nepavyksta to padaryti, nenusiminkit, aš pati nutriciologė tikrai ne visada per dieną suvalgau, bet aš turiu atsirinkusi, na, maistinės skaidulos, kurios padeda man tiesiog išlaikyti gerą cukraus lygį kraujyje ir be abejo, na, išlaikyti figūrą, nes būna, kad žmogus sulieknėja ir neišlaiko toliau dėl to, kad pritrūksta tam tikrų medžiagų. Tai žinot, jeigu norite tikrai turėti gerą virškinimą ir figūrą, tikrai rinkite skaidulas. Na ir skaidulos jų būna labai tikrai įvairių. Turbūt balsvieji gysločiai žinomiausios galbūt, bet aš atsirinkau tokią kompaniją, kuri jau daug metų gamina papildus, tai yra 53 metai rinkoje. Na, jinai gamina švarius papildus, kas irgi yra saugu, biologiškai prieinamus ir turi kokybės visus sertifikatus. Tai nerekomenduoju to, ko pati nesu vartojusi, esu daug ką vartojus, bet atsirinkau būtent šias. Ir Detox Ultrabioma būtent skaidulos, jos yra ypatingos to, kad kurtos yra 5 metus ir ten, na, ne tik tai maitinama yra mūsų ta geroji flora, ne, mikroflora žarnyno, bet taip pat ir detoksikuojama, tai kaip žarnyno koksai spa vyksta. Tai iš tiesų surenkamos irgi toksinai, jie išvedami gražiai, padeda palengvinti virškinimą, išlaiko tą gliukozės tinkamą kiekį kraujyje, taip pat neleidžia stambėti. Na ir žinoma, kas labai aktualu, mažina uždegimus dėl įdėtos glutamino rūgšties. Tai yra tikrai ypatingos skaidulos. Tai va ties labiausia galbūt rekomenduoju, nes esu gerusi tikrai įvairių ir iš keleto net firmos, bet šios, na, tiesiog man kažkaip tai prilipo prie širdies. Tai vat įdėsiu arba komentarus, arba jeigu norit galite, na, pasiteirauti, atsiųsiu, na, nuorodą, su kuria galite gauti geriausią kainą, tai yra 30 arba 40% nuolaida. Iš manęs jūs nieko neperkate, aš kart pasakau, perkate tiesiai iš gamintojo, bet aš esu toje gamintojo svetainėje, na, kaip užsiregistravus, dėl to turiu savo referalinę nuorodą ir jie galiu dalintis. Na, dėl to, kad vis tiek reikia nurodyti rekomenduojamą asmenį. Jeigu tai nėra, žinoma, kažkokių perparduotojų, tai aš nesu tas žmogus, kuris pirktų ne iš gamintojo, tai yra geriausios ir palankiausios sąlygos, dėl to, kad perkant netgi grįžta jums pati grąža ir jeigu jums patiko produktas, kitą kartą galite tą grąžą sugrįžtančią panaudoti.
Tai tiesiog rekomenduoju nuoširdžiai tai, ką pati vartoju daugelį jau metų. Ir esu patenkinta rezultatais. Numetus esu, kiek ten rods, svėriau 92, dabar 74, tai paskaičiuokit, yra viskas foto užfiksuota, turbūt netgi jau dėjau ir net auga atgal, kas mane irgi džiugina. Tai vadinasi, rezultatas yra ir jūs galite jo pasiekti. Taigi šiandien apie angliavandenius jau baigiu ir eisime prie kitos tos statybinės temos, tai yra baltymai.